Labas, tai šiandien grįžtam pas mane į dirbtuves ir noriu padaryti vaikų veiklų kambariui lentynas palei langą, kur, žodžiu, po langu bus lentynos ir tada ant viršaus uždės palangį, viskas ten labai gražiai susijungs, bus labai smagi erdvė. Ir planavau pradėti šiandien pirmoji dienos pusėje šitą darbą, o yra gal 8 vakaro. Tai realiai turiu šiandien vakarą ir rytoj pilną dieną pagaminti šitas lentynas, nulakuoti palangės, išpjauti jas, sumontuoti, iki jiems atvažiuojant. Mes paskui važiuosim pasimti jų į Klaipėdą. Tai nežinau, kaip man pavyks, bet gal kažkaip. Tik pradedi dirbti iš karto ateina patikrinti, kaip čia kas. Kaip čia kas dirba, čia kažkokį tai brėžinį tokai daraisi. Išmokysiu ir tave. Bandau darytis brėžinuką, skaičiuotis, kaip geriau pasidaryti. Tai jeigu va čia antrą langą nupiešus, tai čia bus 1, 2, 3 vienodas segmentai. Čia langas, čia dar 4 toks galiukas įsikiš. Tas lentynas kabinsiu į orą. Bus be jokių kojelių ir kabinsiu su French clampu vadinamu, kai susineria tokią lentelę uždedi ant sienos, lentelę uždedi 5 laipsnių pripjautą, uždedi ant baldo. Jeigu žiūrint pjūvyje, tarkim, aš dabar darysiu, čia bus lentynos viršus, čia bus šonas, oi kaip kreivai piešiasi žiūrint per ekraną. Čiukšt, va tai va. Ir tada čia bus įgirinimas. Čia tvirtinasi šitoks ant lentynos, o tas prisitvirtins ant sienos, o toks. Ir jie taip čmaukšta iš vidaus, užsimauna ir labai gerai laikosi. Toks būdas yra žiauriai geras, kai yra lygios sienos, pas mane nieko panašaus ten nėra, tai reikia šiek tiek pagaudyti, bet jau sugalvojau, kaip tą padaryti. Ir viskas pavyks, aišku. Reikia, čia bus 1, 2, 3, 0 vienos detalės ilgis, tai vat reikia man 1, 2, 6 tokių, 1, 2, 6 aukštis tos 4,20 vidinis, šoninis didesnis ir šoninių detalių, tai dabar pjausios ir turiu dažyto MDF plokštę iš to pačio buto, baltai dažyta. Čia yra buvę fasadai spintų, tai iš jų aš dabar viską susipjaunu ir pasiruošiu detalės, tada surenku ir žiūrėsim. Šiandien gal nesikabinsiu jau, pasiruošiu daugiau tiesiog detalių, nusilakuosiu palangę, kad rytoj mažiau džiūvimo būtų ir viskas. Ko normalios šviesos neįsijungi? Jau toksai nakalas ir nupjovimas. Lempas pavogė. Lempas labai brangios buvo vertingos. Po 4 eurus. Jau ir pėdos ataušė. Kai gerai atrodo. Wow.
Ir tie lieka, matai, aš galvau, užsidažys viskas, va tegu taip. lieka, Aš labai specialiai gerai. jos negrūdu, bet kai kur daugiau prisitepu. Nieko, labai gerai. Atgimė naujai. Fūra tik apvirto truputį. Nieko. Avarija. Iškviesim policiją. Nutiko mūsų kaime labai didelis, sulėkė visas tarnybos. Nu va, vienas pabaigtas. Kas ten dar slepiasi? Tai iš vidaus... Kas ten? Purvas, gerai. Iš vidaus šitaip. Viskas gražiai. O iš čia... Aš darau tokį kančiuką. Čia tam French klampui. Padarau įgilinimą. Čiunk. Ir čia tvirtinsis šitą fanierą. Naudoju fanierą tam, kad jinai yra daug tvirtesnė už MDF-ą. Šiaip prisiminiau. Pasakysiu. Daug kas maišo kažkaip. Čia yra faniera. Va, sluoksniuota. Mediena, būna beržas, pušis, tuopa, dar gali būti bet kas, bet pagrindė būna šitie. Tai va, tokia sluoksniuota faniera. Čia yra MDF-as. Medienos drožlių plokštė. Čia tokia, žodžiu, jinai, smulkus. Ir jinai yra dažyta. Viršus dažytas, perpjauni, gaunasi šitai. Čia yra MDP plokštė. Čia yra medienos drožlių plokštė, vat biškis stambesnis. Šiuo atveju čia yra LMDP, nes yra laminuota. Būna nelaminuotos tokios. Būna HDF-as, tai ten kartonas presuotas toksai, nugarėlės būna baldu. Ir neturiu vat ko OSB. Kaip šita, tik tai biški toksai stambesnis raštas. Gal OSB, tai nes aš pastebėjau kažkaip tai žmonės naudoja fanierą ar dar kažką, tai kaip, bendrą materialą. Tokia plokštė, tai faniera čia. Faniera ir ta faniera, viskas yra faniera. Tai šitos skiriasi ir kartais maišosi MDF-as, MDP plokštė, tai žodžiu. Visų tų plokščių iš dulkių ir drožlių aš nelabai mėgstu. Fanierą aš mėgstu. Tai šitą naudoju dėl to, kad jinai daug tvirtesnė, daug geriau bus ir prisukti prie sienos. Nes gaunasi taip. Aš šitą tvirtinsiu čia. Ir ant sienos tvirtinsis kita detalė. Ten viską pasimatuoja savo puikiai. Jinai bus ant sienos ir tada lentyna šmokšt ir užsėda. Ir viskas užsėda, atsiremia ir viskas. Kam aš padariau šituos? Tam, kad galima būtų, jeigu lygi siena, gali ištisinį tą prasimeti. Jeigu daug detalių pum, susodinai, žiauriai patogu. Dar gali ten iš vidaus į tą vietą, kuri bus prigriežta į sieną, prisitvirtinti, kad jinai nepakiltų, bet šiaip nuo savo svorio neįmanoma, kad pakiltų. O mano atveju, kadangi dar siena banguoja, šiaip galėtum tą tvirtinti ir tiesiog taip prisuktum savo, bet dabar labai gerai pasistato tas matmuo, kai turi kur atsiremti. Ir mano atveju yra bangų ant sienos, kur man kai kur reiks aplenkti. Tai tarkim, ant sienos bus tos pritvirtintos lentelės, tik tai šitoj vietoj. Čia reikės man biškį išpjauti, kad tą bangą pagautų. Ir čia nebus nei ant baldo, nei ant sienos. Toj vietoj šitų juostų. Ir tada aš ten tai viską turėčiau pasigauti. Tai šitas tvirtinimas man labai patinka. Jis toks malonus, kai viską pasiruošia, gražiai pasidarai, tik taip pumt, uždedi. Labai gerai. Pasidariau tas 3 pagrindinės, dar viena mažykė bus, jau esu susipjovęs jai kelias detalės, bet dar ne visas. Tai
Šiandien tiek. Rytoj dar turim visą dieną tom lentynom, kitai dar lentynai, reiks elektrą padaryti, kad jau susijungtų laidai ir atsivešim tik tai lempas ir pakabinsim ir bus šviesa. Tai va, tokia dienelė, visai nebloga ir kita diena. Ryto suktinis pagal Moniką. Tai čia vyksta rūbų perrūšiavimas, kurie nebereikalingi, kurie per dideli, per maži. Tai pavasariniai, žodžiu, čia yra, aš nežinau, aš to negalėčiau padaryti. Aš tiesiog sumesčiau viską į krūvą, tai vidury kambario ir sakyčiau, tiesiog išsitraukėt, kokam reikia ir viskas. Truputį pajudėjau į priekį, tai šitos dvi jau stovi savo vietose pilnai, viskas paruošta. Šitai dar reikia pripjauti apačią, nes neatkreipiau dėmesio. Į šitą vietą, kad siena nueina šiek tiek į apačią, platėja į kambario pusę, tai vietom reikėjo tiesiog čia nupjauti gabalėlį, kad jinai atsistotų, žodžiu, išsilygiuotų. Dviejose spintelėse reikėjo išpjauti tą dalį, nes čia tiesiog pradėdavo remtis ir vat, būtent per vidurį nėra to kabinimo. Kaip ir sakiau, jeigu būtų lygiai siena, tai šitas pakabinimas visiškai yra tobulas bent jau man. Vienas iš jo labai gerų dalykų yra, kaip, pavyzdžiui, jeigu kokią virtuvinę spintą darai, tai gali stumdyti šonus. Kadangi čia yra niekur nesifiksuoja, aš dabar nenoriu stumti, bet iš esmės tu galėtum ją pastumti į šoną, jeigu šiek tiek reikia palygiuoti. Kitas dalykas, tai labai tvirtas karkasas ir tokiai spinteliai, pavyzdžiui, kaip būna ten nugarėlė iš to HDF, jinai ten iš plonyčio šito, tai jinai nelaiko. Tada čia dabar irgi susitvirtėjus konstrukcija yra visur. Ir dar keli svarbus momentai yra, kai aš nupjaunu šį čia kem 5 laipsnių kampu, tai dar pastatau pjūklą tiesiai ir nurežiu patį galiuką. Kitu atveju yra labai aštrus tas ir galima susižeisti, esu aš irgi įsipjovęs taip. Ir jeigu esu kažkada naudojęs netgi laminuotą fanierą, jinai kaip peilis pjauna, jeigu dar kem 5 laipsniai kampas, tai visiškai. Ir čia būtina įgilinti varžtus, kad galvutės neišlystų. Tiek šičia visur turi būti įgilinta. O čia dar reikės daugiau skylių iššauti. Nes jeigu neįgilinta, tai tada atsirems į varžtą ir neatsistos į savo poziciją. Ir trečioji detalė atrado savo poziciją. Tai va, viskas šitos sudėtos. Mes čia su Samsonu stipriai dirbam.
Monika gamina valgyti, o Samsonas labai neramus visą šitą laiką, kol mes čia, nežinau, jam gal trūksta garso. Šita pelėda tai yra profesionalė, jinai turi labai daug patirties vaikų raminime. Ją gavom dovanų dar Anikiai, tai jinai jau 7 metus vis būna ištraukiama ir buvo nustojus grot, o paskui vėl atsigavo. Tai taip pat mes naudojam daiktus. O šitas Baby Bjornas, tai iš viso, nežinau kaip, į sveikatą. 30 vaikų jau atnešiojęs. O dabar mes čia ramiai pasidarysim palangės detalių brėžinį. Ta gabalą vėliau padarysiu, dabar aktualiau yra šitos. Tai čia turėtų būti iš 2, kažkur ten per vidurį padarysiu jungti. Ir iš 2 gabalų sudėsim. Tai kai skaniai mes valgom visą savaitę, pažiūrėk. Tiesiog man tai jau seilės pakibė kažkur tai ties pažastim. Eina savo. O dabar bulvė pakibo ties... Bulvė papilbo. Viskas, liežuvis, neturiu rankų. Prašom paserviruoti ant stalo. Ačiū. O dabar įdomiausia dalis. Reikia fanierą, kur yra štai čia, atkrauti. Ir nežinau, ar čia išsisuks. Nes kai pirkau ją, šitos spintos dar nebuvo. Čia yra 2,5 metro ilgio lapas. Abi plokštės panašiai vietoje. Dar reikia galutinio privedimo. Ir parodysiu įdomų variantą, vat kaip, kai norisi gražiau privesti tokią liniją. Tai pasiimi šaibą, poveržlę ir pieštuką. Ir tada su juo va taip gražiai. Žinkšt, nuvažiuoji. Aišku, čia dabar va prisiliečia, tai čia nusipjovus. Ta irgi reikės vėliau pripjauti, bet dabar labai tarpai nevienodi, tai pavyks padaryti gražiau. Nu va, visos jungtis gražiai padarytos. Dabar reikia viską nusišveist. Briauneles viršų. Duoti šiek tiek spalvos ir užlakuot. Padaryk, kaip lyg būtų pirktas.
Tai ką mes planavom pasidaryti su Monika, kol vaikų nebuvo, jų nebuvo 5 dienas, aš buvau 2 iškritęs dar toksai pusėtinas, tai pavyko mažiau negu pusę negu planavom, bet kažkaip visada taip gaunasi mums. Neina pereiti į realų planavimo laiką, bet nieko, iš tikrųjų viskas gerai. Pajudėjom į priekį, o dabar dar turiu aš išvykti į komandiruotę, kur irgi būsiu 5 dienas, 3 dienas vyks mokymai Belgijoje. Trumpos iškarpėlės, kaip man ten sekėsi. O dabar judam toliau. Tai iš tikrųjų buvo labai gera komandiruotė, įdomus mokymai, daug išmokau, susitikau su draugais Belgijoje, pamatėm, pasikultūrinom, dviračiais pasivažinėjom, pavalgėm skanų maistą. Tai tikrai labai buvo gera kelionė, o dabar reikia toliau judėti čia. Vėl planus dėliojamės, žiūrėsim, kažkas gausis. Tai šiam kartui tiek, ate.